Gal Remigijau tada apibendrinant tos tokius akcentus sudedam dėl normų, kada didesnė, kada mažesnė. Nu, aš kaip Suvalkijoje... Turiu omeny apie Avoksą. Avoksą turiu omeny, kaip anksčiau Suvalkija, nu ir dabar dar dirbdama, nuvažiuodavau ir sakydavau didesnė Avoksos norma, o jūs sakydavo šiauriai, kad užtenka mažesnės. Su savo problemom atvykdavai? Taip, aš atvykdavau su savo problemom, su probleminiam žolėm, piktžolėm ir sakydavau, kad reikia didesnių normų. Jūs sakydavo, užtenka mažesnės. Taip, pradžiai mes 1-1, 1-2 atsimeni bandymuose, čia seniau atlikdom, dabar jau 1-2, 1-3 ta Avoksos norma taikoma į smilguolę. Bet jeigu turime dirsių, pašiaušlių, tarkim, netgi ir 1,5, netgi 1,8 galime litrų į hektarą panaudoti, kad būtų tikrai efektyviai sunaikintos piktžolės. Ir ką norėčiau akcentuoti ūkininkams, ypatingai tie, kurie dar nėra išbandę Avoksos, nors turbūt jau retas, bet galbūt yra, kuris, pavyzdžiui, anksčiau pasikliaudo tik tai produktais, kurie turi piroksolamą, tikrai išbandyti Avoksą ir jos efektyvumą tikrai nenusivils ir pamatys jos privalumus. Tai norma didesnė dėsim, kaip tu sakai, kuomet turim pašiaušelį dirsės, ar ne, ir mažesnė, jeigu aviža smilguolė. Dabar dar būna klausimas ūkininkų irgi Avoksa ar akselis pašiaušeliui. Na, vis tiek Avoksa turi privalumą, kadangi iš dviejų veiklių medžiagų, tiek pinoksadenas esantis Avoksoje, tiek piroksolamas veikia tą pašiaušlį, tai jau geriau rinktis Avoksą tikrai. Taip, kuomet yra dvi veiklės medžiagos prieš tą piktžolę. Galime dar pašiaušlį kovoti po 3,2. Jeigu mes, tarkim, dar prieš pašiaušlį, tai pilna norma, 1-2 akselio, dar galime, jeigu jo nėra tiek daug, nėra jis toks didelis, dar galime. Arba per vėlai pamatome, būna ir tokių atvejų. Plius tas pašiaušelis dygsta nevienodai. Taip, tiek rudenį, tiek pavasariais jau neprognozuojama. Na ir dėl maišymų, kaip sakė, žiūrim pagal sąlygas, galim su augimo reguliatorium, bet atsižvelgiam į orus, apie Avoksą kalbant, ar ne? Be abejo, ir atkreipti dėmesį į vyruojančias dvi skiltės piktžolės. Kaip minėjau, jeigu vyruoja žliūgė, tai galbūt geriau rinktis klyvą. Jeigu, tarkim, nėra žliūgės, vyruoja kokia tik tai rugiagėlė. Jeigu, pavyzdžiui, rudens nusipurškėm, nes rudenį irgi ne visi herbicidai veikia tą rugiagėlę. Liko mums tik rugiagėlės kokios, mes galime Avoksos estetų paprasčiausiai sumaišyti ir turėti visai gerą rezultatą. Arba elegantų. Arba elegantų tuo pačiu, taip. Ir turbūt esminius dalykus pasakėm, ar ne? O jeigu klausimai kokie kiltų, ūkininkai gali susisiekti su mūsų regionų vadybininkai, atstovais.